Mane toj gyva užkas po žeme. Čia ta istorija. Aš pamenu, tada buvo labai karšta vasaros diena, mes su kolegė, draugė einam į užsiėmimų vietą. Ir mes jau nujaučiam, kas ten maždaug turėtų būti. Ateinam į tą užsiėmimų vietą ir ten yra milžiniška smėlio krūva. Nieko daugiau, tiesiog daug šlapio smėlio ir kastuvų. Ir instruktorius sako, ką jūs dabar turėsit padaryti, tai jūs dabar turėsit išsikas tokią duobę, į kurią jūs galėtumėt atsigult, pilnai išsitiest arba atsisėst, atsirėmę, bet esminė sąlyga, kad iš viršų su galvos būtų dar 50 cm duobės. Ok, let's do it. Išsikasu aš savo šitą duobę, pažiauriai karštą. Įsėdu į duobę, pasiemu maikę, užsirišu maikę ant galvos. Man nuleidžia tokį vamsdelį į duobę, va tokio skersmens, šlangutę. Aš paimu tą vamsdelį, priglaudžiu prie lūpų, prie maikės ir pradedu kvėpuoti per jį. Kol aš laikau tą vamsdelį, aš jaučiu, kaip ant mano kojų pradėjo krist smėlis. Smėlis pasiekė bambą, krūtinę, akis, galvą, kol galų gale aš esu visas 50 cm po žeme ir mane spaudžia 2, galbūt 3 tonos smėlio. Ir aš tada suprantu, kad turiu tik 2 dalykus. Vienas dalykas, kad aš jaučiu, kad kvėpuoju, nes mano krūtinė ar pilvas, nepamenu, kuo tą kvėpavau, per tiek kilnojos. Ir galiu kažkiek įkvėpti, iškvėpti. Ir antras dalykas, kurį jaučiu, kad galiu mirksėt už maikės. Ir aš suprantu, kad aplinkui daugiau nieko nėra į ką įsikipti. Ir viso užsiėmimo esmė buvo ta, kad aš turėjau tada užkastas praleisti valandą po žeme. Šitaip. Tai pirmas dalykas, kuris įvyko, kuomet mane užkasė, tai įvyko tai galbūt, ką dalis iš jūsų esat jau savo gyvenime jautę. Kas esat jautę, pakelkite rankas kažkokios panikos atakos, simptomus ir panašiai, kai prasideda. Ok. Tai aš jaučiu, kaip mano viduje kyla panika. Bet ačiū Dievui, kad tuo metu aš tai jau nuostabią mokytoją, kuri mane išmokė jau valdyti savo dėmesį. Ir aš kart suprantu, kad aš daugiau nieko neturiu čia po žeme, tik vieną dalyką, tik savo kvėpavimą. Tai ką aš darau, kai Edvinai, nukreip savo dėmesį į kvėpavimą ir stebėk kvėpavimą. Aš stebiu kvėpavimą, nusiraminu. Kas atsitinka po 15 minučių? Po 15 minučių išsiderina mano vidiniai ausy esantis toks pusiausvyros aparatas. Jisai ten yra, mums padeda išlaikyti pusiausvyrą. Ir aš nebeskiriu, kur yra priekis, kur galas, kur kairė, kur dešinė, kur viršus, kur apačia. Ir aš atrodo tarsi pradedu suktis kaip centrifugoj. Ir man tada iš karto pradeda pykint. Ir aš galvoju, kas dabar bus, jeigu aš dar privemsiu šitą vamsdelį, aš užspringsiu savo vėmalais. Man dar daugiau raudonų lempučių išsijungia, kad šakės, kas dabar bus. Ir vėl panikos mechanizmai tik didėja, mano kvėpavimas vis dažnėja, jaučiu, kaip kyla panika ir tada aš dar stipriau turiu vėl. Edvinai, prisimink. Tau kyla daug įvairiausių minčių, tu galvoji, kad tau šakės, tu galvoji, kad tu privemsi į vamsdelį, tau baisu, kad tavo kojos nutirps tai, kad po valandos jas reiks amputuoti. N+K tūkstančiai minčių. Bet ką iš tikrųjų vienintelis dalykas, kurį aš galiu padaryti, tai galiu grąžinti dėmesį į savo kvėpavimą, kad ir koks jis būtų. Grąžinu. Ir vėl pasidaro ramiau. Aš dabar šitoje vietoje noriu sustoti. Aš noriu, kad kiekvienas iš jūsų dabar atkreiptumėte dėmesį taip, kaip jūs kvėpuojat. Kaip jūs dabar kvėpuojat? Galbūt kažkas dabar sėdėjot, kurį laiką sulaikė kvėpavimą. Arba kažkas kvėpavot giliai ir lėtai, o galbūt kažkas greitai, nes labai įsijautėte į istoriją. O galbūt kažkas iš jūsų sėdi dabar pakėlę pečius. Pabandykite juos nuleisti žemyn. Atkreipkite dėmesį, kaip jūs kvėpuoja, klausydami šitos istorijos. Ir tęsiant toliau istoriją,
Atrodo, aš susigyvenau su visu šituo nauju būviu, kad reikia kvėpuoti pro tą vamsdelį. Po pusvalandžio jaučiu, kaip virš manęs trepsi kažkas ir ištraukė vamsdelį instruktorius. Visą vamsdelį man iš burnos. Aš jaučiu, kaip mano pirštai sugriūna. Ir kai tik tais aš pajudinu pirštus, jaučiu, kad galėjau judinti pirštus. Bet kai judinu pirštus, jaučiu, kaip ta landa, kuri yra nulipdyta iš to šlapio smėlio, jį pradeda užgriuvinėti. Aš jaučiu net žvyrą savo tarp dantų. Kas vyksta su mano protu? Aš galvoju, šakės. Dabar tai tikrai uždusiu. Kas bus, jeigu užbirės visa likusi landa? Kas tada nutiks? Ir vėl įsijungia raudonas lemputės. Ir vėl iš naujo turiu grąžinti savo dėmesį iš ten, kur jisai tikrai nenoriu, kad būtų, nes man tai yra žiauriai nenaudinga, į vienintelį dalyką, kuris gali mane įžeminti. Tai yra vėl tą patį, ką ir jūs čia kiekvienas dabar su savim turit. Klausimas, ar jūs tai pastebit ar ne. Tai yra kvėpavimą. Nu ir vėl viskas gerai. Praeina dar 15 minučių, liko paskutinės 15 minučių. Iš tų 15 minučių, 10 minučių mane atkasinėja. Atkasa mane atkasa iki kaklo. Ir dabar sako, Edvinai, ar okei, ir tu nori imies šito, kad tave užkasim 5 minutės po 50 cm po žeme, be jokio tarpo, be nieko. Nu, okei, važiuojam. Užkasa ir tai tampa valdyti savo kvėpavimą dar tiek tūkstančius kartų sunkiau, kad aš iš karto pradedu hiperventiliuoti. Iškvėpimai tampa greitesni už įkvėpimus ir aš pradedu... Atrodo viskas, panikos mygtukai visi įsidėjo, atrodo, tuoj neteksiu sąmonės, bet realybė yra ta, kad deguonies užtenka, kad neprarast sąmonės. Tačiau ta pati mintis, kad aš dabar esu užkastas tiek giliai po žeme, ji yra tokia stipri ir taip stipriai veikianti, kad kuria visai atskirą istoriją, kad tai yra neįmanoma. Ir aš vėl iš visų jėgų sutelkiu savo dėmesį ir išbūnu tas 5 minutės, kol baigėsi užsiėmimas. O deguonies tikrai pakanka, nes aš kaip dabar dar prisimenu, kaip vienas mano kolega, aš jį girdėjau tarsi iš jūro marių, kuris buvo užkastas irgi po žeme, šalia manęs, jis rėkė, tai aš suprantu, kad jeigu tu gali rėkt, tu tikrai gali kvėpuoti, bet reikia su to tiesiog susitvarkyti. Ir kai mes turėjom refleksiją su instruktoriu, tada viso šito užsiėmimo, jis paklausė klausimo, kas iš jūsų manėt, kad tai yra neįmanoma? Nu, aš maniau, kad tai yra tikrai neįmanoma, bet aš tai padariau. Ir tada mano gyvenime tarsi kažkas pasikeitė. Aš pradėjau savęs ir kitur klaust. Blemba, Edvinai, bet... O jeigu yra netyčia taip, kad tu daug dalykų savo gyvenime laikai neįmanomais, nors tu niekada net nepabandėjai. Nu ir tada pradėjo pas mane daug dalykų virstis ir keistis, bet esmė, kodėl aš pasakoju šitą istoriją, tai dėl to, kad kiekvienas iš jūsų čia sėdintys, jūs turit tokią atominę bombą savo viduje, unikalią bombą, apie kurią jūs net neįsivaizduojat ir nežinot, nes yra neįtikėtinai rami ir jūs esat taip su jie susigyvenę, kad jūs net nebepastebit. Tai yra tai, kad jūs kvėpuojat. Ir kiek jūs afigienai daug su tuo galit padaryti, keisdami savo gyvenimą, priminėdami gyvenime sprendimus ir bandydami išeiti iš kažkokio pasikartojančio veiksmų modelio lauko, kur net nebesuprantat, kodėl dalykus darot, kuriuos darot. Tai su kvėpavimu jūs galite išbūti visokiuose stresinėse situacijose. Pavyzdžiui, dabar aš žinau, kad jūs čia būsit, jūs ateisit. Aš jūsų laukiu, aš matau, kad jūs renkatės pro langą, žiūriu, matau, kad jūs renkatės. Nu ir šit, jūs matot, aš nerimauju, aš žiauriai nerimauju. Dabar aš dar jaudinuos, aš jaučiu, kaip tai mažėja, aš matau, kaip tai mažėja, bet būdas man padedantis su tuo išbūt, aš sėdžiu ten kitoje auditorijum, girdžiu jūs besirenkant ir tiesiog primenu savo, Edvinai, tu kvėpuoji. Ir tiesiog kvėpuok, daugiau nieko nedaryk, tiesiog kvėpuok. Jaučiu, kaip mano mintis nueina vėl į tai, kad, čia renkasi visi, nenoriu, čia reiks stot, jausios taip ir taip. Edvinai, tu tiesiog kvėpuoji ir grąžinu į kvėpavimą. Tai čia yra vienas dalykas. Ir jums kiekvienam iš jūsų gyvenime reiks šito įgūdžio, jeigu jūs norit daryti tai, ką iš tikrųjų norit, daryti tai, apie ką jūs iš tikrųjų svajojat. Kiekvienam iš jūsų to reiks, nes be to
Tai yra neįtikėtinai sunku. Ir kitas dalykas, čia tie, kas dalyvavot praeitoj paskaitoj arba matėt YouTube įrašą, kvėpavimas jums gali padėti išeiti iš paterno, kai jūs kartoja tam tikrus veiksmus, nebesuprasdami, kodėl jūs kartojat juos ir jie jums yra visiškai nenaudingi. Tai kaip tai padaryti? Tai apie tai yra paskaita šita. Pats paskaitos formatas bus toks, kad truputį teorijos apie jos pavadinimą, NPC prieš main character, kodėl tai pavadinau. Ir tada pabandysim pajusti tą įrankį, apie kurį aš kalbėjau. Good? Let's roll. Kas yra NPC? Galit man kažkas papasako? Davai. Non-playable character. Aha, nu ir ką? Jo negali žaisti, jisai tiesiog egzistuoja. Jisai tau kartais padeda, bet jisai tiesiog egzistuoja. Labai gražiai. Kas taip kartais jaučiasi gyvenime? Happens. Kas nesat žaidę online žaidimų, massive multiplayer role-playing games, tai NPC, non-player character, nu pavyzdžiui, quest giveris, ne, čia iš World of Warcraft. Jisai, tu pas jį ateini, jis tau duoda questą, tada tu jam questą priduodi, kai įvykdai užduotį, bet jisai neturi savo savasties, jis veikia tiesiog pagal kažkokią programą. Jeigu aš eidama žaidime atsitrenksiu į 3 kartus, jis turės 3 skirtingus sakinius, kuriuos kartos visą laiką. Tai yra NPC. Tuo tarpu main character, kas yra main character? Nu tai pavyzdžiui, online žaidimuose, ne, tai yra tie, kas yra žmonių valdomi personažai, kur jie gali veikti įvairiai ir neprognozuojamai ir tu niekada negali žinot, kaip veikti. Mano į tą istoriją, kur aš buvau duobėj, jeigu aš pasirinkčiau veikti taip, kaip man diktuoja mano kūnas, kaip aš noriu veikti, aš būčiau rėkęs ir prašęs, kad mane iš ten ištrauktų, kuo greičiau. Bet yra toks tarpas, kurį padeda pasiekti kvėpavimas, kai aš galiu pasirinkti, kad aš noriu pasielgti kažkaip kitaip, nes man yra svarbu išbūti visą valandą dėl man aiškių vidinių priežasčių. Lygiai taip pat ir jūs. Kiekvienas jūs savo gyvenime turit kažkokius tikslus, arba juos formuojat, arba turit svajonės, bet dažnai, kad tas svajonės pasiekti ir tikslus įgyvendinti, reikia pradėti elgtis taip, kaip jūs niekada anksčiau nesielgėt. O kad elgtis taip, kaip jūs anksčiau niekada nesielgėt, jums reikia išeiti iš NPC į main character moodą. Ir tai yra neįtikėtinai sunku, nes NPC, tai įsivaizduokit, mes turim savo smegenyse tokį neuronų tinklą, ne? Ir mūsų smegenis neuromokslas yra jau 20 amžiaus gale ir atradęs ir pavadinęs tai smegenų neuroplastiškumu. Kai mes kažko gyvenime išmokstam kažkokį veiksmą, ne? Tai mūsų smegenyse susikuria neuronų jungtis. Jūs, pavyzdžiui, išmokot elgtis vienokiu ar kitokiu būdu ir tada jūs tiesiog pradedat taip elgtis. Ir tai tampa jums įpročiu. Tai yra neuronų jungtis, kur jūs taip elgiatės. Ir tas veikimo modelis, jisai tiesiog yra ir lydi jūs tuomet per gyvenimą. Ir jį, kad elgtis kažkaip kitaip, reikia jį nutraukti, o jį nutraukti yra sunku. Pavyzdžiui, jeigu aš savo gyvenime išmokau, kad jeigu aš, tarkim, mokykloje, ilgą laiką sakysiu nežinau, kai kažko manęs paklaus, arba aš kažko nedarysiu namie arba mokykloje ir žinau, kad ta situacija pati išsispręs. Aš stiprinu būtent tokį savo veikimo mechanizmą. Man jis yra naudingas. Aš galiu nieko nedaryti, bet problema išsispręs. Nes mane tėvai labai myli ir vis tiek jie padarys taip, kaip reikia, nes mokytojų širdis minkšta ir ten išves teigiamai ir panašiai, vis tiek kažkaip prasisuksiu ir kažkas bus. Ir mes tada savo viduj tvirtinam tą veikimo mechanizmą, kur, aš ugdaus pas save šitą įprotį toliau
Ir man jis yra dabar naudingas, nes man nieko nereikia daryti. Bet kažkada jūsų gyvenime ateis akimirka, kai šitas įprotis bus daugybę kartų daugiau žalingas, negu yra naudingas. Ir klausimas, ką tada su tuo darysit? Čia yra esminis klausimas. Nes tie, kas turi tokį įprotį, nes aš tikrai turėjau, tada tenka labai skaudžiai išmokti pamokas elgtis kažkaip kitaip. Suprast, kad, už mane čia niekas nepadarys, aš turiu pats pasidaryti. Ir tai keist yra sudėtinga. Tai kuo skiriasi NPC nuo main character, tai pagrindė tuo, kad main character turi laisvą valią. Jis turi laisvą pasirinkimą valią veikti. NPC, jis veikia pagal tas programas, kurias pasakau. Jis yra jų įkalintas. Jis taip išmoko ir taip veikia. Stimulas, atsakas, stimulas, atsakas. Main character suranda tarpą tarp stimulo ir atsako, pavadina tai laisva valia, jį sugeba pagauti ir pasielgti kažkaip kitaip, taip kaip yra naudingiau pasiekti kažkokiam vienokiam ar kitokiam tikslui. Tai NPC veikimo būdas. NPC veikimo būdas yra šis. Stimulas ir atsakas. Paprasčiausias būdas, kaip jums paaiškinti, kas yra stimulas ir atsakas, tai reflekso lanko principu. Esat girdėję kažkas reflekso lankas, kas tai yra? Mokykloje ten biologijoje būdavo toks reikalas. Nu žodžiu, jeigu aš įkišu pirštą į ugnį, ką aš automatiškai darau? Aš jį atitraukiu. Man nereikia mąstyti, kad aš įkišau ir blemba. Nereikia, ne? Jeigu aš jaučiu skausmą, aš automatiškai bandau to skausmo išvengti. Čia yra stimulas ir atsakas. Ir iki 20 amžiaus, nepamenu, kelintų ten metų, čia yra behavioristinės psichologijos principų grįstas modelis, kur viskas turi savo priežastį ir viskas turi savo pasiekmę. Aš veikiu taip, nes yra atitinkamas stimulas. Ir aš nieko negaliu tam dėl to padaryti. Pavyzdžiui, mes taip dresuojam šunis. Jeigu, pavyzdžiui, gali išdresuoti šunį, kad suskambini varpeliu ir jis kažką padaro. Tu apdovanoji jį už gerą elgesį. Tu duodi skanuką. Tada jam tampa dar paprasčiau, kai išgirsta varpelį, pakartoti tą patį veiksmą. O jeigu jisai paskambinus varpeliu nepadaro to veiksmo, kurio tu prašai, ir jeigu tu taikai bausmes, tada jis irgi mokosi, kad geras, nepadariau baudžią, padariau gaunu skanuką. Ir jis išmoksta. Labai panašiai dar mokykla veikia dabar. Nežinau kodėl, nors mes jau senai įžengėm į kognityvinės psichologijos erą, kad yra laisvo pasirinkimo dalykai, bet vis tiek, jau daug Europos šalių nyksta pažymiai, bet pažymiai yra vienas iš tų būdų, kaip jums sakyti, šaunuolės, aš tave paglostų, padarai gerai, gauni 10. Padarai blogai, gauni 2 ir dar namie tavo tėvai atkals protą gerai. Ir tu žinosi, kad taip daugiau nedaryt, bet tai neveikia ir jūs puikiai žinot. Kam veikia? Būna tik blogiau. Labai dažnai būna tik blogiau. Ir mes, kiekvienas iš mūsų, mes turim, prisimenant praeitą paskaitą, į savo sąmonės, norit, nenorit, dėl visokiausių gyvenime patirčių, prisidiegia įvairiausių programų, kur būtent taip atveikiam. Stimulas ir atsakas. Pavyzdžiui, kažkas galbūt iš jūsų turi tokią programą, kad kai tik tais ant manęs kažkas pakelia balsą arba man sako kritiką, aš automatiškai užsisklendžiu į kamoliuką ir bijau net kažką pasakyti. Aš pratylėsiu, prabūsiu savo vietoj ir viskas. Ir aš net nesusimastau, kad taip veikiu. Tiesiog pas mane yra toks mechanizmas. Kitam gali būti priešingai. Tu gauni kritikos, kažkas tave galbūt įžeidžia kažkaip, tu pakyli ir ką tu čia sakai, kaip taip gali būti? Neaiškink ir eini konfrontuoti. Ir mes skirtingų turim, čia prisimenant praeitą paskaitą, įvairiausių tokių įsiprasminimų savo viduj. Jis susikūrė N+1000 istorijų, kurios veikia mūsų dabartį. Ir kadangi jos veikia mūsų dabartį, jos veiks ir tai, kaip mes būsim po 10 metų.
Ir jeigu mes nieko nedarom su šitom istorijom, kurios turim savo galvoj, absoliučiai nieko nedarom, tai tada tos istorijos veikdamos dabar veikia tai, koks tu būsi ateityje. Jeigu tu svajoji tapti kažko labai big arba turi ambiciją, tačiau nebandai pastebėti savo viduje veikiančio šito mechanizmo, tai tu neturi jokių šansų atsidurti ten, kur tu nori būti. Kadangi, kad tu atsidurtum ten, kur nori būti, tu turi daryti kažką kito, ko tu prieš tai nedarei. Ir tai pirmiausia yra apie vidinį darbą. Tai NPC niekada to nedaro. NPC veikia pagal programą. NPC aptarnauja main characterius. Tuo tarpu main characteriui atsiranda vienas mechanizmas. Tai tarp stimulo atsiranda ir atsako atsiranda laisva valia. Tai čia jau, man atrodo, 20 amžiaus galas, kognityvinės psichologijos pradžia, egzistencialistai, buvo toks Viktoras Franklis, kuris ir įvedė, man atrodo, laisvos valios savoką. Jisai pasakė, kad ei, mes nesam tiesiog gyvuliai ir beždžionės. Kad jeigu mes patiriam kažkokį stimulą, būtinai ir atsakysim taip. Tarp to yra kažkoksai tarpas, kurį mes galim išnaudoti. Bet didžiausia problema ir didžiausias sunkumas yra tas, kad kaip tą tarpą pagauti. Nes tai yra žiauriai sunku. Neįtikėtinai sunku pagauti tą tarpą. Kapec kaip sunku. Ir kad tą tarpą pagaut, reikia šiek tiek pasitreniruoti. Bycke auga saliai. Pumpuojama. Plaukt mes geriau išmokstam, kai plaukiam, taip? Rašyt mes geriau rašom, tada, kai rašom. Geriau kalbėt prieš auditoriją mes išmokstam tada, kai kalbam. Bele ką mes norim daryti geriau, mes turime įgyvendinti vieną sąlygą. Tai treniruoti. Ir jeigu jūs norit gyventi gyvenimą kuo mažiau NPC režime ir kuo daugiau main character režime, jums reikia treniruoti šį čia esantį raumenį, kuris padeda apčiuopti tarp stimulo ir tarp atsako esantį tarpą. Nes tarpas yra. Mes tik tais dar nesam jo pastebėję ir ištreniravę apčiuopti ir pagauti. Bet mes tai galim treniruoti. Ir nėra geresnio priemonė, kaip mes galim apčiuopti šitą tarpą, yra dėmesys. Žinot, ką čia dabar laikau? Dėmesį. Pau. Tėvelio bairį. Tai dėmesys yra tas dalykas, kuris gali jum padėti apčiuopti tarpą tarp stimulo ir atsako ir padėti pasielgti kitaip negu įprastai. O dėmesys geriausiai vienas iš būdų, bent jau man atrastas, kuris padėjo ir išbūt toj duobėj užkastam, o vėliau aš tai taikiau visur savo gyvenime, tai yra išmokti stebėti savo kvėpavimą. Ir šito įrankio aš irgi išmokau iš savo psichologės Rositos Kanapeckaitės. Yra toks mindfulness. Mindfulness tai yra įsisąmoninimu grįstos meditacijos. Tai yra kuomet, ką aš čia kalbu, padarom. Ir tada pašnekėsim. Tai ką jūs dabar padarysit? Aš labai jūs kviečiu, čia kas esat tankiau susėdę, prasiplėskit taip, kad būtų kas antra sėdynė laisva. Tiesiog, kad tarp jūsų būtų laisvas tarpas ir taip susėskit. Jo. Galite ir į pirmą eilę. Tie, kas esat ir žiūrit namie, jūs tiesiog įsipatoginkit kėdėj ir laukit. Kas iš jūsų gyvenime esat kažką panašaus darę, bandė medituoti kažkokią formą? Ok, pusė. Good. Tai čia bus
ką dabar padarysit, tiesiog labai paprastas ir nieko daugiau, kvėpavimo ir kitų pojūčių jūsų kūne stebėjimas. Jūs apturėsit 10 minučių labai trumpą, tokią įsisąmoninimu grįstą meditaciją. Tai vienintelis dalykas, ką jums dabar reiks daryti, tiesiog klausytis mano balso ir pasistengti daryti tai, ką aš jums pasakysiu daryti. Gerai? Ir vėliau pažiūrėsim, kas buvo ir ką su tuo galima daryti vėliau. Good? Tai atsisėskit, kad jums būtų patogu. Kojas tvirtai padėkit ant žemės. Jeigu yra įmanoma, nesiremkit nugarą į atlošą ir atsisėskit taip, kad biški būtų tokios lengvos įtampėlės stuburė, kad jį reikėtų palaikyti tiesų ir visiškai nesugleptumėt ir neįkristumėt į kėdę. Ir jeigu savo galit leist, jeigu galit savo leist, užsimerkit. Bus paprasčiau. Tiesiog užsimerkit. Jūs girdėsit daug garsų. Galbūt kažkas nusijuoks. Galbūt dar kažkas. Dabar vieną kartą giliai įkvėpkit. Iškvėpkit. Antrą kartą giliai įkvėpkit. Iškvėpkit. Jeigu jaučiat, kad pečiai įsitempia, atpalaiduokit juos. Ir dabar aš jums papasakosiu patį mechanizmą, ką jums reikės daryti. Šitas ateinančias 10 minučių jums reiks stebėti savo įkvėpimą ir iškvėpimą. Pasirinkit vietą, kur jūs galite stebėti savo kvėpavimą. Jūs stebėti savo kvėpavimą galite stebėdami, kaip kelnojasi jūsų pilvas, kai įkvėpėt ir kaip nusileidžia, kai iškvėpėt. Jūs galite stebėti savo kvėpavimą stebint krūtinę, kaip ji pakyla jum įkvėpus ir subliūkšta iškvėpus. Arba jūs galite pasirinkti stebėti savo kvėpavimą su viršutinė lūpa, jeigu kvėpuojat pro nosį, kaip išpučiant, oras paliečia viršutinę lūpą. Arba dar galite stebėti, kaip pro šnervės eina vėsus oras ir išeina šiltas. Tai jums reikia išsirinkti vieną vietą, kur šitas ateinančias kelias minutes jūs norit, kad būtų jūsų dėmesys. Sąmoningai savo pasirinkimu. Pabandykit savo pasakyti, dabar, kad ir kas būtų, aš ateinančias 5 minutes bandysiu per prievartą dėmesį išlaikyti ten, kur aš noriu, kad šis būtų. Tai arba krūtinė, pilvas, nosis, ten, kur stebiu. Ir pastebėkit kvėpavimą. Labai didelė tikimybė, kad jum jau jūsų dėmesys nukrypo į kažkokias mintis ar garsus. Kai pastebit, jog jūsų dėmesys nukrypo į kažkokias mintis, garsus, kitus pojūčius, kūną, pastebėkit tai ir grąžinkit atgal ten, kur norit, kad jūsų dėmesys būtų. Į tą pačią stebimą vietą. Ir būtent toks ir yra visas įsisąmoninimu grįstos meditacijos pagrindinis principas. Jūs stebit savo kvėpavimą pasirinktoj vietoj, pagaunat, kad jūsų dėmesys nukrypo kažkur kitur, tai pastebit ir grąžinat atgal.
Kam dėmesys pabėgo, vėl grąžinkite kvėpavimo stebėjimą. Visiškai natūralu, jeigu dėmesys nukrypsta kažkur kitur. Tiesiog pastebėkit tai ir grąžinkit jį vėl ten, kur jūs norit, kad šis būtų. Kam dėmesys nukrypo, vėl grąžinkit į kvėpavimą. Kiekvieną kartą, kai pagaunat save, kad jūsų dėmesys nukrypo, padėkokit savo, kad o geras, aš pagavau. Ir grąžinkit atgal prie kvėpavimo stebėjimo. Nereikia nieko su to daryti, nereikia nieko analizuoti. Tiesiog pastebėt, kad dėmesys nukrypo ir grąžinti vėl į tą pačią vietą. Dabar jūs savo dėmesį visą laiką laikėtės kvėpavimu ir bandėte ten grąžinti. Dabar savo dėmesiu pabandykit pajausti savo pėdas. Tiesiog perkelkit dėmesį tarsi savo kamuoliuką, esantį kūne, į pėdas. Ir nieko nereikia galvoti, nereikia mąstyti apie pėdas. Tiesiog perkelkit ten dėmesį. Ir pažiūrėkit, kokie pojūčiai vyksta jūsų pėdose. Kurios pėdos dalys remiasi į padą bato. Pajauskit tą pėdos dalį, kur nesiremia į bato padą. Kai dėmesys nukrypsta į mintis, o jisai nukrypsta, grąžinkit vėl į pėdas.
Grąžinkit savo dėmesį į kvėpavimą, ten, kur stebėjot prieš tai kvėpavimą. Stebėdami tą vietą dabar 3 kartus giliai kvėpkite ir iškvėpkite. Pajudinkit savo kojų pirštus, rankų pirštus. Pajudinkit stuburą. Ir kai būsit pasiruošę, atsimerkit. Trumpalaikė prasme. Toks dalykas, kurį ką tik atlikot, ženkliai sumažina kortizolio, tai yra streso hormono, kiekį kraujį. Čia veikia kaip prevencija nuo daugybės ligų. Iš karto sumažina patiriamą stresą, tampa lengviau koncentruotis. Labai daugybė gero poveikio. Tačiau kur man visa šita praktika yra pati stebuklingiausia ir kodėl aš tai manau, kad tai yra atominis užtaisas. Jūs treniruojat, pavadinkim, dėmesį šuniu. Jūs treniruojat savo šunį eit šalia jūsų taip, kaip jūs norit, kad jis eitų šalia jūsų. Bet šuo natūraliai jis nėra įpratęs eit šalia jūsų. Šuo natūraliai pamato kažkur automobilį ir pasileidžia bėgti. Pamato kažkokį žmogų, pasileidžia ant jį aplot. Tokia yra šuns prigimtis. Reaguot. Lygiai taip pat ir jūsų dėmesio, proto prigimtis yra ieškot stimulų, prie kurių prilip. Ir darydami tokį dalyką, ką jūs darot, kaip auginat bickę salėj, treniruodami ją, jūs auginat savyje gebėjimą ilgiau išlaikyti dėmesį ten, kur jūs norit, kad šis būtų. Ir tai yra neįkainojama supergalia. Nes ten, kur yra jūsų dėmesys, ten tada atsitinka labai didelis ir augimas, ir proveržis. Jeigu jūs nežinot, kur jūsų dėmesys, ir jis yra all over the place, labai yra sunku augti ir būti ten, kur jūs norit būti, ir žinot, kad jums naudinga yra būti. Ir taip, žiauriai užknisa ir žiauriai sunku. Aš žinau, ką jūs jautėte, ypatingai tie, kurie tai daro pirmus kartus, kad blemba, atrodo, ką tik laikiau kvėpavimą, bet jau nesusivokiu, kaip 2 minutės skraidžiuoju kažkur nežinia kur. Kam tai buvo? Kur tiesiog nubėga ir išgirstat mano balsą ir tada grąžinat. Arba tas frustracijos jausmas ir irzulys, kur nublyn, atrodo, grąžinau dėmesį ir jis vėl nuėjo. Ir vėl nuėjo. Šitos meditacijos tikslas nėra jums būti bemintiai būsenoj. Nereikia to. Tai ne apie tai. Tai yra apie to mechanizmo pastebėti, kad mano dėmesys yra nebe ten, kur aš noriu, grąžinimą į ten, kur aš noriu, kad šis būtų. Tokiu būdu jūs įgalinsit save pastebėti savo gyvenime tą laisvą tarpą, laisvą valią tarp stimulo ir atsako. Ir čia yra visas grožis. Ir tai neatsitiks taip. Aš pirmą kartą turbūt po 2 mėnesių, kai aš pradėjau pas Rositą lankyti mindfulness įsisąmoninimų grįstos meditacijos kursus Karo akademijoje, aš pirmą naudą pajaučiau po 2 mėnesių reguliaraus meditavimo nuo 10 iki 20 minučių per dieną tuo metu. Ir labai aiškiai prisimenu, kai leidžiuosi kareivinėse žemyn ir draugas tiesiog, juokaudamas, mes tiesiog that happens paima ir pakišo man padnioškę ir aš jau jaučiu, kaip atsisuku jį dar ore, pas mane šitas dialogas viduj vyksta
Ir aš taip supikau, nes kažkas šiaip nefaino vyko pas mane tą dieną, kad aš dabar noriu rėkti ant jo ir normaliai išsiliet, bet kažkas atsitiko, kad masme klikino ir o kaip man būtų naudinga, kaip aš galėčiau kitaip pasielgti. Ir tada aš tiesiog pagavau save krentantį, atsisukau jį, nusišypsojau, daviau pitaką ir nuėjau. Ir man tai buvo taip keista, nes aš įprastai taip neveikiu. Bet kažkaip savo viduj pagavau tarpą, o geras. Aš galiu pasielgti kažkaip kitaip negu įprastai. Aš pabandysiu. Antras prisiminimas, kurį aiškiai prisimenu, važiavom irgi su Karo akademija iš parodos Kaune Žalgirio arenoj. Pristatinėja Karo akademiją ir atsimenu įvažiuojam į Vilnių ir mane žiauriai erzindavo ir nervindavo, jeigu aš negalėdavau nueiti iki 10 valandos miegot. Nes aš gyvenau ne kareivinėse, o turėdavau kareivinėse būti jau 6 ryto mankštai. Ir suprantu, kad aš neturėsiu laiko pamiegoti. Ir man kiekvieną kartą, kai būdavo ne pagal mano planą kažkas, man kildavo frustracija didžiulė. Ir ne tik man, tada visiems aplinkui, aš visus pastatydavau ant kojų. Ir parodydavau, kad aš esu nepatenkintas. Ir atsimenu, įvažiuojam į Vilnių, jau yra po 8 valandos vakaro ir aš matau, kad kamštis toks, kad iki Karo akademijos vien važiuosim dar valandą pusantros. Ir aš žiūriu pro langą ir laukiu, tai kada? Ir neteina. Neteina ir zulys. Ir aš stebiuosi, kaip taip vyksta, jis neteina. Ir vėl toks buvo antras pastebėjimas, wow, yra kažkaip kitaip. O trečias ir pats svarbiausias, tai pastebėjau, kad jeigu įprastai, kai aš sėdėdavau paskaituose, man reikdavo į dėstytoją dėmesį gražinti kas kokias 15 sekundžių, nes aš vis nueidavau kažkur, aš tarsi jį žiūriu, aš tarsi jo klausau, kaip ir jūsų dalis čia, bet mintys kažkur kitur, mintys kažkame kame kitur. Reikdavo vis gražinti kas 15 sekundžių, kol galų gale po 10 minučių pavargdavau ir tiesiog kažką veikdavau kito savo galvoj. Po gerų 4-5 mėnesių reguliariai darant tai, ką jūs dabar padarėt, man išlaikyti dėmesį 5 minutės, vėliau 10, taip nepertraukiamai žiūrinti žmogų, tapo normalu. Aišku, tos mintys jos nukrypdavo, bet aš iškart jos sugaudydavau. Čia kaip dabar jums nukrypsta mintys medituojant, bet jūs jos partempėt, kur norit, kad jos būtų. Jūs medituodami išmokstat vis greičiau apčiuopti, kad jūsų dėmesys nukrypo ir grąžinti ten, kur norit būti. Kuo jūs daugiau medituojat, tuo tas tarpas nuo to, kad dėmesys nukrypo iki pagavimo, yra trumpesnis. Ir tuo jums yra lengviau apčiuopta laisvą valią. Daug lengviau. Ir čia tokiuose mikro dalykuose, chebra, svarbiausia yra gyvenime, kai tai vėliau atsiliepia ir veikia ir to neįmanoma tiesioginiu būdu išmatuoti. Jūs pradedat pastebėti tam tikrus savo veikimo modelius. O geras, man dabar duoda galimybę padaryti kažką tokio, kas mano viduj mane įkvepia, bet aš jaučiu, kad aš vėl nusimazinu nuo to, bandau išvengti, nes, aš bijau ir nenoriu taip pasielgti, bijau rizikuoti. Ir vien tai, kad jūs pagaunat save taip mąstant, jau yra wow dalykas, nes jeigu jūs pagaunat, jums iš karto atsiranda, o geras. Tu pagavai, kad dabar tu bijai padaryti tai, kas iš tikrųjų tau atrodo faina, o galbūt tu nori surizikuoti ir pasielgti bijau, bet darau principų. Ok, aš bijau, bet darau. Man atrodo, aš jums pasakau, gal pirmoji paskaitoju šitą istoriją, kai važiuojam šokti parašiutu, aš žiūriu, kaip mano draugai jau šokinėja iš lėktuvo ir aš stebiu juos, galvoju, o geras, turbūt sekančių reisų aš kilsiu ir gaunu žinutę iš Rositos, ar gali pravesti užsiėmimą mindfulness meditacijos chebra iš Krašto apsaugos ministerijos. Ir man pirma mintis kyla, aš 22 metų spenys, chebra iš Krašto apsaugos ministerijos, užsiėmimą, ne, ir rašau taip ir siunčiu. Nes aš suprantu, kad kitaip nebus.
Nes aš jau pagaudavau jau tuo metu, kaip pas mane veikia tas mechanizmas, kuris bando nusimazinti, bando išvengti. Ir kiekvienas iš jūsų, jūs turit skirtingų mechanizmų, jūs turit skirtingų fiškių, kaip kalbėjau praeitoj paskaitoj, kurios jūs veikia. Jeigu jūs norit pagautas fiškės, jums būtina treniruoti savo dėmesį. Nes tada jums bus daug paprasčiau. Ir dar kitas dalykas žiauriai smagus. Žiūrėkit į tokią kasdieninę 10-15 minučių praktiką, kurią atliko dabar, kaip į pasimatymą su savim. Kaip į būdą su savim susidraugauti. Kaip būna, kaip žmonės susidraugauja? Kaip jie tampa iš tikrųjų tikrais draugais ir pažįsta viens kitą? Nėra kito būdo, jie leidžia laiką kartu. Jie susitinka vieną dieną, praleidžia 10 minučių kartu, susitinka antrą dieną, 3, 4, 5. Po pusės metų jie apie vienas kitą žinos tiek daug dalykų, apie kuriuos anksčiau niekada net nebūtų pagalvoję ir niekad sužinoję. Po metų jiem net nereiks kalbėtis, jie jau jaus vienas kitą, kaip jūs su savo geriausiais draugais jau susižvilgčiat, kai žinot, kad čia geras prikolas, that's what she said, pribairį galima pritaikyti ir panašiai. Jūs tiesiog žinot dalykus. Ir nereikia net mąstyti. Lygiai taip pat, kai jūs taikot šitą praktiką, pavadinkim tai, medituojat, jūs pažįstat vis geriau save. Ten, kur mintys nukrypsta nuo ten, kur nori dėmesio, tai yra kažkas bus naujo apie jūs, ko jūs galbūt net nežinojat. O geras, aš pastebėsiu, kad aš labai galvoju apie tai. Kaip įdomu. Po mėnesio išsiriš ir gausit atsakymą, kodėl jūs apie tai galvojat. O tai kažką jums naujo papasakos apie jūs. Ir ten netyčia gali sustovėti siūlo pradžia, kurį visą išvyniojus gali būti atsakymas, ką jūs iš tikrųjų nori veikti gyvenime. Apie ką jūs esat. Tai čia yra dar vienas dalykas, kuo meditacija jums gali būti naudinga. Kuriem ir kuriom yra žiauriai baisu stovėti prieš auditoriją. Tiesiog pakelkit. Okay, aukštai pakelkit. Okay. Matot, kiek jūsų daug? Žiauriai daug. Okay. Kas iš jūsų norit surizikuoti? Iš tų, kurie bijo stovėti prieš auditoriją. Kaip jauties? Kas vyksta su tavim? Kas vyksta su tavo kvėpavimu? Pastebi? Dažnėja. Dažnėja, okei. O tu gali tiesiog pastebėti, kaip jis dažnėja. Tiesiog nekreip dėmesio į tai, kas čia vyksta. Tiesiog pastebėk, kad jo, tu pagalvoji apie tai, kad, o Dieve, ką jie apie mane galvoja ir jis apie mane galvoja, bet daugiau nieko. Tiesiog pastebi ir gražini vėl kvėpavimą. Gali tai daryti? Yeah. Ok, tai ir stebėk, gerai? Kad ir kas dabar vyktų, visą laiką bandyk tą patį metodą, kur buvo meditacijai. Tu bandyk savo dėmesį vis gražinti kvėpavimą, ok? Ir stebėk savo kvėpavimą. Ar jūs galit, hebra, jam vis dabar 20 sekundžių afigenai paplot. Varykit. Okay. Kas vyko su tavim? Lengviau, žymiai. Atrodo linksma, bet nestresuoju kažkaip. Okay. Tikrai nesijaudinu. Tam, kam yra baisu stovėti prieš auditoriją, prieš daug žmonių ar bet kur išeiti, vienintelis būdas jausti su tuo gerai yra eiti ir kalbėti. Aš anksčiau žiauriai bijodavau žmonių akių. Kai jie žiūri į mane, nes aš prisigalvodavau, kad, o Dieve, ką dabar jinai ir jisai galvoja apie mane, žiūri į mano spuogus ir 100% galvoja apie mano spuogą. Ir taip visada būdavo. Tačiau bandant ir treniruojantis tai mažėja. Ir būdas, kaip jūs galit atsidurti ir save... Tai vienintelis būdas yra save pastatyti tas nepatogias situacijas ir
kas gali jums padėti atsistoti tas nepatogias situacijas, tai reguliarus būtent meditavimas ir vėliau to paties metodo taikymas ateinant į tas nepatogias situacijas. Ačiū tau. Čia linką, jis bus neaktyvus, kas dar čia nesa, čia yra quest giveris. Kadangi broadcast channel Instagrame galima turėti tik tais nuo 10k followerių, o aš Edvinas Rupšys esu no-name'as, tai aš Vyrų kalvės akademijai sukūriau broadcast channel. Tai kas dar jame nesat, prisijunkit ir tiesiog pažiūrėkit visus pranešimus, kokie čia įkrenta. Aš stengiuosi visiškai nespamint. 1-2 kartus per savaitę papostinti. Ir jeigu jūs sureaguojat, atrašot kažką arba uždedat širdutę, man iškart yra faina, nes aš žinau, kad jūs gyvi ir aš šiandien su savim kalbu. Tai aš čia šiandien įmesiu 2 įrašus orientacinius iš YouTube'o, kuriuos jūs galit naudoti šitom meditacijom. Ok? Jūs galėsit susirasti galbūt savo, kas labiau tinka, bet principas yra mindfulness, įsisąmoninimu grįsta. Nereikia ten visokių dėkingumo, ten dar kažkaip... Tiesiog koncentracija ir dėmesio stebėjimui. Aš jums numesiu, būtent linkus. Jums bus nepatogu, jums bus nefaina. Jūs galvosit, kokią aš čia šūdą malu. Prisiverskit sumalt šitą šūdą 10-20 minučių kiekvieną dieną. Jūs pamatysit, kas atsitiks po mėnesio. Pamatysit, kas atsitiks po 3 mėnesių. Jūs net negebat įsivaizduoti. Ir jūs pamatysit, kaip pradės jūsų dalykai keistis, kaip jūs pradėsit pastebėti kitus žmonės. Jūs pradėsit pastebėti, kaip kiti veikia, ne tik aš veikiu. Kai pradėsit pastebėti, kaip kiti veikia, jūs tada, o geras. O kaip aš galiu veikti kitaip šalia šito žmogaus, kuris matau, kaip veikia. Atsitinka labai daug savistabos ir tokio matymo. Good.